Mergina mačio ateis. Ir dėkoju. Sekantį kartą grįžti. Ačiū. Kur septintas? Česlova tikrai? O Česlova iš Česlova. Mano žemėtis. Česlova. Kaip čia taip? Galą. Ne. Nepraleidžiu. Geras. Sveikinam Česlovai. Ačiū tau labai. Ačiū Jums, matydavau, kad Česlovo barzda kyšo, viskas tvarkoja. Tas baidžiai, kaip buvo išpuolė, supranti. Lengvai susidžiai. A jau viskas, ne? Dar viena jo tai yra. Labai noriu Jums padėkoti už visą sunkų darbą. Kur padėjot, kur gelbėjot mus, kur man visą informaciją. Jo. Ačiū Jums visiems. Ačiū už didelį darbą. Ačiū. Čia dabar sustojat bendrą nuotrauką. Visi stojat. Aš nesuskatuosiu. Ačiū. Kas čia dabar yra? Niekas neorganizuoja. Gal neženkit, gal nežinokėt. Aš tai jau man liko gerai. Aš dar iš krašto atsisuosiu. 1, 2, 3. Ačiū! Nu tautos. Noriu pasakyti, čia yra mūsų Žemaitiukų arklių augintojų bendrijos pirmininkas. Ir būtent buvo pagrindinis globėjas bendryje šio žygio. Ir norime padėkoti ir pasakyti, rėmėjas, globėjas, noriu pasakyti 3 kartus. Ačiū! Ačiū! Ačiū!
Toliau. Tas atlieki pagalbą. Informacinė. Juk aš čia dabar verkia. Informacinis globėjas, kur visur rūpinasi kelionėje, palaikym ryšį, kad nakvynę gautų panašiai. Tai yra Etinės globos tarybos. pirmininkui Virginijui Jocijui. Ačiū! Aš noriu padėkoti regioninių atstovams, gerbiamai Sigitai Dacienė, kuri Žemaitijos atstovė. Paplojam jai. Tai išlydėjo ir sutinka kartu. Gal yra žemaičių, kurie neturi žemaitiško ženklo dar iš komandos. Ką ir neturi? O tai labai gerai. Ar dar liko žemaičių, gal pas mus liko? Jeigu negaila, galima gal ir man gauti. Nors ne Žemaitė, su Žemaitė gyvenu, bet ačiū labai. Tai jau žemaitėjų. Man tada du reikia. Tik nekirskingos sąlygos. Padėkoti. Kur čia vairuoja? Nematau. Va, galima jūs? Pabūsti atstovė už... Va, Kauno veterinarijos akademija. Dabar tai vadinasi truputį kitaip. Tai yra mūsų globėjai. Jie visą kelią mus ir va, išvažiuojant ir kiekvieną sekmadienį ir šiandien ėmė žirgelių kraują, tikrino, ar viskas gerai, davė patarimus ir buvo globėjai, kad žirgam viskas būtų tvarkoj. Tai 3 kartus pasakom. Ačiū! 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 Ir jos vadovas, kur mus visur globoja, tai buvo pirmam žygyje ir dabar tai Audrius Kučinskas. Ačiū jam! Taip pat norime padėkoti rėmėjams. Tai šiam asmeniui, kuris paaukojo grynų pinigų truputį, taip pat paaukojo, nepaukojo, o paskolino žirgą Krūtas. Tai buvo didžiausia parama, nes žirgą gauti, kad duotų žygiui, ne kiekvienas gali. Reiškia, šis žmogus labai vertina mūsų žygį, kad davė žirgą. Kiti sakė, pypkės, žirgo, Moters. o jis ne. Jis sakė, duosiu žirgą. Ačiū! 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 Taip pat kviečiu čia. Kas galėtų palaikyti vėliavą? Jūs galite. Tam vyrui va padėti. Prašom, Remigijau. Prašom. Ir čia yra jo žmona. Gal kartu, prašom. Nieko jūs matė, žinote. Va. Tai yra Remigijus Turbis, kuris žirgą Vingį davė žygiui į Krokuvą, kai jojame iš Vilniaus į Krokuvą. Ir dabar, kai jojame apie Lietuvą, jis davė žirgą Vingis. Jis taip pat pasielgė draugiškai ir nesavanaudiškai. Kaip ir mūsų kolega Marijus. Visi pasakome 3 kartus nuoširdų. Ačiū! 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 Ir už nakvynę taip pat. Ačiū. Mes va šią naktį nakvojame pas jį, Nemersetoj. Ir šeimininkė jos. Šaipiuose. Nemersetoj, aš vakar klausiau ten arklį. Dar papildysiu gal. Pėdom reikėjo, pėdom. Nu. Tai kažkaip dviračiu. Nu tai pėdom. Nuo dviračio matosi, iš lėktuvo nesimato pėdų. Dalykai yra remti iš Šilalės. Ten jie neturėjo jokios informacijos žirginė Nemersetos, aš nežinau Ir kodėl. daug kitų rimtų. Pavargėjęs par... Uosių, drebulių, eglių. Ir kernavės, reiškia, nežinau, skrampas. Tai va, čia tradicinis, reiškia, mes visą laiką kepam kiekvieną, reiškia, išlydinti ir savaitgaliais, jau pripratot prie šakočių turbūt.
Ir čia, Vizitinė kortelė tavo. jo, ir nežinau, kaip sako, nebus progų oficialiai padėkoti būtent už Šilalės kraštiečių draugijas, kiekvienam dalyviui, pono šitą. Viskas čia supakuota. Nu tai kas nors padėti turi, ponui. Gerai. Ладно, tai kaip žinodami slataną įtraukiam. Ačiū labai. Va. Ir pirmininkui. Pirmininkui, mes nariu dar susitiksim. Gerbiamą rytą negavosi. Ne vaidotas tai turi, jisai čia jam atskiras porcijas. Noriu, galim. Jo, prašom. Noriu padėkoti uždarai akciniai bendroviai Josvita, kuri turi tinklą Lietuvoje, prekiauja naftos degalais. Čia turbūt atstovų nėra, bet noriu padėkoti. Jaučiu turbūt mūsų nuoširdų ačiū. Skyrė taip pat pinigų mums, kad transportuoti žirgus. Čia pavežti. Tai pasakome 3 kartus garsiai. Ačiū, ačiū, ačiū. Taip pat yra eilė žmonių, kur mums padėjo. Kada jojame apie Lietuvą, dovanojo mums sūrius. Daug sūrių suvalgėm. Gerai, daug Dovanojo medų. Nežinau, kiek kibirų suvalgė medaus. Sūras nenaudojom, medų šauktais kabinom. Dovanojo daug lašinių. Jeigu ten sudėjus, nežinau, kiek kiaulių būtų. Daug duonos, naminės, pyragų. O kada atjojome į mažąją Lietuvą, mums dovanojo daug pinigų. Čia paaukojo net 220 eurų. Tai mums labai vėl prisidėjo pervežiant žirgus. Mes galvojame ant galo. Viską turime. Balnus susipirkome patys. Įrangą nupirko Žemaituko augintojų bendryje. Bet dar trūko pinigų šiems švarkam, kuriuos pasisiuvome patys, užmokėti siuvėjai. Trūko pinigų maistui ir degalam. Tai, kaip matote, maistas mums nekainavo, degalai taip pat nekainavo. Tai noriu visiems Lietuvos žmonėm, kurie priėmė nakvynę, kurie suteikė, kur pririšti žirgus, atveždavo avižų, sakom, reikia porą kibirų avižų, atveža 3 maišus. Sakom, atleiskit, negalim mes tiek paimti, nes žirgeliai veža patys. Į kalną kylant tekdavo išlipti, kad žirgeliam būtų lengviau. Tai paimdavom tik tam vakarui ir rytui, nes žinojom, kad sekančią dieną mumis bus pasirūpinta. Ir tai buvo. Tai pasakome dabar labai garsiai, visai Lietuvai, visiems žmonėms, 3 kartus, garsiai. Ačiū, ačiū, ačiū. Ir dabar mes, kai jojame, daliname žmonėm va tokius atvirlaiškius. Turėtų būti dar skirtingas. Va. Juos sukūrė dailininkas Šiaulytis. Tai jo dėka mes turime tų atviručių ir visą kelią klausė, va kaip Česlovas. Mes gausim jų, ar mums liks? Ir taip pat sukūrė žygio ženklą klaipėdietis Žydrūnas Piežė. Ir ačiū jiem labai. Ir dabar noriu. Va atėjo tas momentas, kada aš turiu savo draugijos nariam įteikti šiuos ženklus. Ir dar yra lipdukai, kurie
yra va, ant karietos susijuoti, aš juos paskui nenorėjau jūs trukdyti, aš juos paimsiu. Ir juos po to paduosiu, o dabar va, dovanoju. Va. Uždėjom jau žydžio antspaudą ir žydžio reikas paskui yra. Ačiū. Ir dar. Ačiū. Ačiū tau. Gal buvo kas ne taip. Žygis tas ir yra, kad sunkus. Nuomonės nesutampa. Bet mes atėjome. Čia atėjome. Atjojote? Atjojome. Atžygiavome. Taip. Aš atvažiavau. Jie atjojo. Čia noriu pridurti, gal ne visi žinote, kad ant atvirutės yra antspaudas, kuriame parašyta 1935 metais Lietuvą atjojo Vaclovas Malys, dzūkas Vaclovas Malys, su Trakėnų veisės tunele Luokė. Jis apjojo 1501 kilometrą. Čia toliau ant antspaudo parašyta, kad 1975 metais profesorius Petras Vasinauskas 2 kartus apvažiavo Aukštaitiją su brikele ir įveikė tą patį atstumą. Lygiai po 40 metų nuo ano žygio. Ir grįžęs įkūrė Anykščiuose arklio muziejų. Ir po 80 metų nuo tada ir 40 metų nuo tada, tai yra 2015 metais, tai yra dabar, mes ir apjojome, kaip Vaclovas Malys, ir apvažiavome, kaip Petras Vasinauskas, ir įveikėme virš 1700 kilometrų, nes Lietuva dabar didesnė. Ir šičia yra dar vietos. Ir matome, manome ir tikime, kad va šitie jauni, atžalos jūsų, jaunos ir jauni, po 40 metų, kai man jau bus 90 metų ir aš nelabai galėsiu turbūt nei važiuoti, nei joti. Jie ir atjos, ir apvažiuos. Ir Lietuva galbūt dar bus didesnė. Ir čia bus įrašyta data. Taip tampa tradicija. Tai va noriu padėkoti